Sveiki atvykę į Unimas dirbtuves. Mano vardas yra Tomškas Senska ir šį kartą noriu Jums pristatyti Wroclaw prekės ženklo įrankius skirtus klijuoti jungtis. Vadinamaisiais, sudėtiniais, kaiščiais. Kas nors, kas kada nors bandė gaminti dėžutę ir kampuose naudoti sudėtinius kaiščius jungimui, tikriausiai susidūrė su klausimu, kaip juos ten suspausti, kaip juos prispausti spaustuvu. Kadangi kaiščiai dažniausiai gaminami šiek tiek ilgesni, kad išsikištų už dėžutės sienos. Ir jūs po išdžiūvimo galėtumėte tuos išsikišimus gražiai nušlifuoti. Todėl tai neleidžia naudoti klasikinio spaustuvo tiesiai kampuose. Ir kai tik ją naudosite šiek tiek arčiau sienos centro, atsiranda gana didelis išlinkimas ir toje išlenktoje būsenoje klijai taip pat išdžiūsta, o tada dėžutė tiesiog būna deformuota. Kas, jei lieka atvira, yra labiau estetinė problema. Bet kai norite ten įdėti kokį nors dangtį ar iš viršaus, ar įstumti iš šono, tai jau tampa problema. Anksčiau galvojau, kaip tai išspręsti. Man kilo mintis apie tokius šukes, kurios tiksliai įsistatytų tarp tų kaiščių ir tada su įprastomis spaustuvėmis jas suveržti. Ir kai sužinojau, kad kažkas kitas turėjo panašiai genialią mintį kaip aš, bet dar sugebėjo tai pagaminti ir parduoda, tai užsisakiau visas 3 dydžius. Mažiausias yra 4 colio juodas, pilkas yra 3/8, o mėlynas pusės colio. Jei coliai jums nieko nesako, tiesiog prisiminkite, kad šis yra 6, sveiki 35. Šis yra maždaug 9,5, o šis 12 sveikų 7 mm. Aš taip pat turiu įrankius skirtus gaminti sujungtus kaiščius ant stalinio pjūklo, tiesiogiai pritaikytus šiems matmenims, todėl man tai visiškai nesukelia jokių problemų. Taigi, kur yra tas triukas? Triukas yra tame, kad šukos iš esmės spaudžia į tas tarpus, tarp kaiščių, todėl viskas gražiai susispaudžia, net jei kaiščiai yra ilgesni ir išsikiša per dėžutės sienelę. Gudru yra tai, kad išorėje tai yra suapvalinta, todėl galite naudoti bet kokią juostinę spaustuvę. O šie įpjovimai, kuriuos čia matote, iš pradžių buvo skirti monetoms, kad galėtumėte įdėti monetą ir taip nustatyti juostos padėtį visuose 4 kampuose vienodai nuo krašto. Ir juosta jums nenuslystų. Deja, tai padaryta tik plonoms monetoms, tik 1,5 mm, kas galbūt yra kokie nors amerikietiški centai, bet jokia čekiška moneta į tai netelpa, todėl turėtumėte iš kokio nors plono metalo lakšto kažką iškirpti. Bet tai yra tik pagalbinė priemonė. Galite tai naudoti, bet taip pat nebūtina. Jei jums atrodo, kad šie įrankiai yra gana trumpi, norėsite kokios nors aukštesnės dėžutės arba tas junginys sujungtoms kaiščiams bus tiesiog ilgesnis nei įrankio ilgis, tuomet galite sudėti bet kokį kiekį vienas po kito. Ir jie puikiai susijungia. Tai turbūt viskas apie pačius kampinius įrankius. O dabar norėčiau trumpai aptarti šias juostinės spaustukus, kurie taip pat yra iš Wroclaw ir aš norėjau juos iš karto išbandyti, kai jau juos turėjau čia. Tai iš esmės yra klasikinės nailoninės, colinės, tai reiškia apie 25 mm pločio, diržai arba juostos ir turbūt. Įdomiausia dalis yra tas reketinis mechanizmas, kuris yra gerokai kitoks nei klasikinis reketas. Žinoma, galite naudoti ir tą, bet šis turi keletą smulkių privalumų, kurie galėtų jūs įtikinti, kad dažnam darbui galbūt geriau tinka šis tipas. Pirma, jūs nevyniojate laisvojo galo, bet tvirtąjį galą. Laisvasis galas praeina per savaime užsifiksuojantį užraktą, todėl jūs galite rankiniu būdu priveržti tiek, kad jis pats savaime gana gerai laikytųsi. Ir tik tada su reketu priveržiate iki galutinės jėgos. Tuo pačiu metu tai galima labai greitai atlaisvinti, nes te reikia paspausti tą savaime. Užsifiksuojantį užraktą ir iš karto jis atlaisvinamas. Jums nereikia nieko sudėtingo daryti, nei išvynioti laisvąjį galą ir panašiai. Ir galiausiai privalumas yra tas, kad jis turi plokščią dugną, todėl sumažėja rizika pažeisti dėžutę. Jei vis dėlto turėtumėte labai jautrų paviršių, galite papildomai įsigyti specialias minkštas pagalvėles, kurios turi gumines kilpas, į kurias galite įdėti susuktą diržą laikymui. Tačiau tai tikrai nėra būtina, veikia ir be jų. Klasikinis veržtuvas turi aštrius kraštus apačioje, kurie galėtų pažeisti paviršių,
Bet ir ten galite pasigaminti apsauginį įdėklą. Taigi, apibendrinant, šie kampiniai įrankiai tikrai puikūs. Ir jei kas nors dažnai klijuoja šiuos sujungimus, tikrai juos panaudos. Juostiniai spaustuvai yra labiau kaip vyšnia ant torto. Man jie patinka, man su jais gerai dirbti. Bet tikrai nėra būtini, kad galėtumėte kažką panašaus gaminti. Jums pakaks ir paprastų diržų, tad viskas priklauso tik nuo jūsų sprendimo. Nuorodas į visus produktus rasite aprašyme po vaizdo įrašu. Ačiū, kad žiūrėjote ir laukiu susitikimo kitame Unimas dirbtuvės vaizdo įraše.